Sveiki, sveikučiai, sveikauskai, sveikučiauskai. Kaip matote, šiandien Katinas yra pasiruošęs pažiūrėti butelius. Taip, žodžiu, esmė yra tokia, kad aš noriu šiandien susirasti 3 butus, kurie man būtų aktualūs, dėl kurių aš galėčiau važiuoti, apžiūrėti, paskambinti ir taip toliau. Turiu tokį secret planą, kad nusipirk galiu akinius su kamera ir aš nueičiau, nufilmuočiau būtent tą, kurį čia nuomoja. Kaip praeitą kartą ten žiūrėjom, irgi buvo tikrai labai baisios kokybės namas, butas, nežinau kaip pavadinti, buvo tikrai labai lievas ir aš paskui pagalvojau, kad man būtų visai gal aktualu nuvažiuoti ir apžiūrėti ir realiu laiku perteikti, kaip taip yra iš tikrųjų, ne tą, ką tu matai internete. Gerai, ką čia turim? 600 pinigų, 600 pinigų, nu, 600 pinigų. Nice, čia gražu, čia gražu. Blemba gerai atrodo tikrai, bet tai 600 eurų. Buvau šiandien Kaune, pirkau Kaune mašiną, tikrai labai esu patenkintas miestų Kaunu, pats esu tikrai net ne iš Kauno ir kuo toliau, tuo labiau aš vis ir daugiau mąstau, kad aš norėčiau visą savo studiją persikelti į Kauną. Bet žiūrėjus būtų nuomas, labiau aš sakyčiau, kad apsimoka nusipirkti negu nuomotis. 350 eurų, čia vienas kambarys, 350 eurų. Nu blet, kas su tavo negerai, aš nesuprantu, tai sunku ten pataisyti, painvestuoti biškį pinigėlių. 350 eurų tu nori čia už ką, už šitą vieną lovą? Wow, ne, next one. Pažiūrėk, čia va iš karto, va, ateini į svečius, iš karto to viskas paruošta, čia galimai yra tarnaitė, kuri už tai viską darys. Televizorius. Kai gerai atrodo, čia tipo šviestuvai, ne, taip suprantu. Galvau televizijos bokštas, bet čia mes Kaune. Ai, čia vaikėnas, čia kaip Norvegijoje. Kiek Kaune žiūrų už vien prie pat Nemunas? Nu, vareliai, toks už 250, ne? Bet pavyzdžiui vienas, ne, pletai, čia palauk, tai čia įeini, net batų neturi kur pasidėti. Čia yra tavo valgomasis, čia yra, aš suprantu, gerai, čia 4 skylės, ne, 2 skylės. Svarbiausia, kiaušiniam daug indukų. Va, pažiūrėk kokie vonė. Wow, čia yra wow, va, čia jau tikrai malonu. 3 PM nuoma, tai čia vonė. Esant poreikiai yra paruošta vieta pajungti oro kondicionierių, kad prisibėsdėjus galėtų išsivaikščioti oras. Čia kažkoks blėt senas įsibiškiai taburetės tos tarybinių laikų kažkokių mačiučių. Nu toks iš bėdos. Čia matau, kad dėtas laminatas, tarpai, čia irgi įsipisinėja, internetas va atvestas telijos galimai. Virš plintuso su cvekučiais. Grindis bent įsivalyt galėtumėt. Va, prašau, va čia vonė, čia jau visas yra seksodromas. Nuomojama ne mažiau 6 mėnesių laikotarpiu be gyvūnų. Tai realiai, jeigu moteriškė šeriasi, viskas pizdajau. Telikas sienoj, what the fuck. Tai tipo, jeigu aš atsivešiu savo didesnį teliką, negaliu įdėti sieną. Wow, 600. Va dabar, tai žiūrėkit, čia va jau žiūrėt, telikas kokio dydžio. Ok, kampas man patinka, staliukas irgi labai gražus, dulkių nėra, daugialyčių, reiškiasi gyvena jauna moteris. O, prašau, balkonas kaip terasėlė. Toks įdomiai atrodo. Nusakau, moters, 100% moters. Namų kvapukai, veidrodžiukai, kojytės, viskas. Dar vienas paveikslas ir dar vienas didelis telikas. Ok, seksodrom, kaip man patinka tokio dydžio lovos, kai tu vienas gali tokia miegot. Eik, tu čia. Patūlikas, eik. Kas čia? Kodėl moteriai miegame yra pasidažymo staliukas? Kodėl? O kur vyrui dažytis, blė? Ant kimo? Mašinoj? Čia durų staktai tikrai ne 80. Ai, realiai per duris galėčiau vaikščioti. Po tu eik čia, aš einu čia, nes mes atskirius išėjimus turim, bet vienoj lovoj miegam. O, tu kurva, galvau, kad akmenį sudėti. Galvau, kad sauna bute. Eik tu. Wow, palmė, blėt, iš Turkijos. Iš Turkijos palmė parvežė. Kodėl tos durys tokios mažos, ar čia tik man taip atrodo? Tas kūro, tai čia gerai atrodo. Šventupės, 20 kvadratų. Ką? That's quite big. Čia, viršui. Nahu, čia tų komodų tiek reikia. Kam čia ta komodos tų stalčių? Eik tu, nahu, nu what the fuck. Esu kažkada gyvenime nuomavęsis ir miegojęs tokioj lovoj. Toks šūdas. Čia prieš saulę helikopterį galėsi kaimynams padaryti su pimpalai. Tau toksik, blėt, tik pimpalai matau. Tau tik pimpalai, blėt. O kurva, kriauklė ant skalbenkės. Kaunas, Dainava, gautas iškvietimas. Katinas, pasileidęs plaukus Dainavoje. Čia televizorius. Nu, čia welcome to Paris, kaip sakom. Bet čia sen, čia labai blogai. Gerai, čia seksu neužsiminėjai. Gerai, balkonas yra didesnis negu vonė. Ne. Kiek pinigų? 300 eurų. Labai blogai. Valentino dienos proga nufotkintas butas. Wow. Prailgintas, pohui per visą kambarį. Čia net eidamas girtas užkliūtum, pohui, bet vis tiek griūtum tiesiai į seksodromą. Wow. O, blet, koks televizorius. Čia kurva suknelę gali pasidaryti iš tokio. Per laivą tiesiog nuogas ateini čia užsimeti virš papenzų ir sveiki.
Ok, turime egzotikos biškį. Palmės, Turkija ir čia galimai kažkoks, nežinau, ažuolėlis. Interneto modemai net atskiras toks padarytas. Nice. Kas čia, blėt? Čia tai, va čia tai insanė, va čia tai spalvų pasirinkimas. O, nice. Tamsu. Kas čia per patrankos? 1100 eurų už butą. 1100 eurų. Tu įvertinsiu. Blet, ant Nemuno kranto. Gerai, kodėl čia nėra lėkščių ant stalo? Kodėl? Va, čia seksodromas. Ok, čia gražu. Blet, štuka 100. Wow. Kai iš tos kriauklės, ahuienos gražios iš tos kriauklės, kokią mašiną. Sėdi, rūkai ir matai Kauną. Kas čia? Ai, tai čia prie pat Nemuno ir dar žiūrėk, čia va prieplauką kažkokią daro. Ar čia buvo Jalavičiaus chatą stato ant kranto? Prie Vytautojo didžiojo 440 eurų. Oda, rudi, kas čia per kambarys? Blema, nemėgstu šito medžio aplinkui visur. Labai pasendina ir apkrauna. Va čia tai galėtum duotis. Eik tu nahu. Ir taip. Pista, visai tilptum. Wow. Šito aš noriu. Galima, kaip čia pasižymėti, įsiminti. Davai, aš įsiminsiu šitą. Viskis ant žemės arba atsinešk savo čiužinį. Čia blėtkas virtuvė. Čia šaldytuvas tipo. Išnuomojamas naujai suremontuotas butas. Čia valgyt gaminiesi, čia ant stačių valgai. Ok. Čia kas židinys galimai. Dušas clean, gražu. Baras yra wow. Tūlikas arba naujas, arba labai blizgant. Tik skalbenkės nėra, žiūrėk. Skalbenkę reiks atsinešti, bet aš turiu savo pochui. To nahui, va čia tai galima. Čia tilptų aš, tu, kaimynas. Realiai 5 easy iš toj lovoj. Tas stulpas, nu, taip, blet, o tai kur čia virtuvė? Čia tu ateini, tai čia baras, tai okei, o tai kur tu valgai? Blet, va tokie estetiniai baldai, man patinka tokie. Seksodromo naujas čiužinys, nice. Ahuien atrodo, baisiai ahuien atrodo. Bet čia tokį pirkti reikia, čia tokį nuomotis, tai čia nesam. Kas čia, kūro per kubikas, trupikas, čia, ai, čia vaikams. Kas čia? Ir vėl ta lėkštė. What the fuck, kas čia per lėkštė? Kad tave elektra nukrėstų dabar. Su šitu rutuliu ateitį galėčiau užburti. Gautas iškvietimas, kad anūkas su močiutė nepasidalina patalinės. 100 PM eurų. Ką jūs man siūlot po 700 eurų tą butą? Va, 100 PM eurų. Tvarkingas kambarys 4 kambarių bute. Ai, nu, žiūrėk, čia kambarį nuomoja. Kiek pinigų? 110 eurų čia į mėnesį ir į savaitę? Ne, iš manęs neapgausit, aš rasiu patį geriausią butą, žiūrėkit. Prašau, Kristizai, man tau žmona. Va, žiūrėk. Kristizai nenori? Numerį galiu atidengti, jeigu nori. Čia aš buto žiūrau, ne žmonos, what the fuck. Vieno kambario butas Ignalinos rajonas. Važiuojam. Aik, tu nahu, tai čia jie visi pirmam aukšte nemėgsta gryno oro. Didžiasalio kaimas, Dumblio gatvėje. Parduodamas butas Ignalinos rajono Didžiasalio kaime. Netoliese gausu žaliųjų zonų. Pietinėje pusėje telkšo Agarinis ir Dumblis ežerai. Šiaurinėje pusėje plyti nedidelį. Ką reiškia plyti? Privažiavimą keliai asfaltuoti, gatvės apšviestos įrengti šaligatviai iki Ignalinos miesto apie 30... O kurva, čia dar 38 km iki Ignalinos. Langai užmūryti, įėjimo durys nėra, balkonas yra, butas įrengtas, ne, namas neeksploatuojamas. Vasarą tik tinkliuką užsidėdė lodų ir mūsų rizaibys. Realiai taip. Čia už šiam 4 eurus nupirkai visą namą, atrenovuoji ir tavo investicija. Ir paskui gyveni kaip katinas. Niekur nedirbi, nieko neveiki, šūda malė ir viskas. O viena Ignalinos Nu, na. Nu, realiai jo. Antenas, svarbiausia, kad vyra. O tas tėvelis, čia jau tėvelio bairiai. Čia jau tėvai pizda yra. Wow. Įtempiamos lubos yra, matai? Matai, įtempiamos lubos yra. Ble, čia taip gerai interną turėtų gaudyti. Pizda, tai čia kiek čia tų lovų yra? Komoda, lova. Šiaip reiktų gal biški lubas paremontuoti, nes biški apsilupę, bet šiaip tai aš manau, kad visai fainas. Parduodamas vieno kambario butas yra Duseikų kaime esančiame Telšių rajono savivaldybėje. Žiūrėk, kitas kaimynas parduoda. Ar tas pats čia? Ai ne, čia jau kaimyno skverne.
Nu, realiai šiek tiek biškį remonto reiktų. Pečius kaip ir turėtų galimai veikti, tik biškį apdegęs. Ką galima išsinuomoti už 4 eurus kvadratą. Dar vienas kaimynas. O, čia jau prašau, čia jau lelijų va pridėta. Nu, čia jau galima gyventi. Prašau, o huinos kambarys. Eikit, gyvenkit. 2 kambarių butas. Eik tu, na. Bet tai čia jisai iš savęs taip susigadina? Ar čia jį taip sugadina? Blet, man atrodo, kad biškį tualetas atskirą gyvenimą gyvena. Grynas oras, atidarytas langas, viskas ok. Šildymas ateina kažkaip čia lubom. Wow. Arba čia tualetas. Ok, čia jau skrynė kažkokia bus. Eik tu, nu. Čia jau medžiai viduje auga. Eik tu. Kaip į tokius nuotraukas dar fotografuoja? Vieno kambario butas su dalimi ūkinio pastato. Eik tu, nu. Blen, svarbiausia, kad telikas čia galimai stovi. Čia šiaip durys yra, nereikia antrų durų. Langas, bet užkaltas. Čia, blet, namas su ūkiniu pastatu. Čia tiesiog ūkinis pastatas. Kur čia jūs matot namą? Nu gerai, čia vizualiai atrodo namas. Čia, blet, tvartas. Tvartas užkaltais langais, kad nevaikščiotų tokį kaip aš. Ai, čia ūkinis pastatas, atsiprašau. 2 kambarių butas, 180 eurų. Man panašu į tą kiešą už 500 litų. Wow. Safravičiokas. Tumbačka ant tumbačkos. Seksodromas vienam. Mėlynos sienos. Yra durys. Jeigu netilpsi, tilpsi per sieną. 2 čainikai. Susidėt įrankiams. Blenderis, bet tik viršus. Pečiukas. Plungės rajonas, Žlibinų kaimas ir vėl iš varžytinės. Tikrai labai gražiai atrodo. Plastikiniai langai viršui, apdaila. Jopt! Ir vėl vaikų vežimėliai. Okay. Gerai, tapetus persiklijuojam realiai. 3 kambariai. Čia virtuvė galimai. Čia kambarys. Net siena išversta. Eik tu sau. Wow, šieno kopėtos chatos. Bet čia kambarių. Nu, parvedžiau per jau su vaiku namo. Jo šiltai miega vežimėlį tarp šieno kopėtų. Aš pečius yra vis dėlto. Realiai kas langą įsidedi naują, sienas išsitapetuoji, šieną palieki dėl interjero. Labai gražiai atrodytų. Įėjimas į butą realiai visada atviras. Bet ir kaltininkas, iš kur tas šienas, galimai su šitų parvežė. Čia aš nuperku ir pradedu rekalotną. Rampa, blet, rampa, bėk, kur tu šaudai, blet. Klausykit mamyties, būkit geri arba geros, mokinkitės, spręskit, galvokit, kad nereikėtų gyventi tokiam name.